Prieš 13 metų, kai mano sūnui buvo 2 metai, jam tiesiog pasikeitė akies raineliai spalva, o aš tuo metu laukiausi antro vaikelio. Ir aplinka ramino, sakė, kad čia nieko tokio, tokių žmonių yra su skirtingom akių spalvom. Ir aš savo neskubėdama mėnesį laiko laukiau vizito pas akių gydytojų. Kai paaiškėjo, vaikui buvo onkologija. Ir aš save graužiau, kad aš nesiskubinau su tom akelėm pas gydytojų. O šitos stovyklos metu, pagal metodą, kurį dirbom, pasirodo, kad tai buvo pats geriausias variantas toj situacijų, kai aš ir laukiausi, gimdymas ant nosies ir vaiko liga. Tiesiog buvo taip, kaip buvo ir tai buvo pats geriausias variantas. Ir ta nuoskauda, savigrauža, jinai tiesiog transformavosi į dėkingumą. Ir tu dabar laisva nuo tam. Taip. Tikrai atsipalaidavus ir niekam jokių priekaištų neturiu. Gerai.